Gerbiami kolegos, pratęsime tarybos posėdžio darbą toliau. Tarybos posėdėje dabar dalyvauja 16 tarybos narių. Ir pirmiausia svarstysime klausimą dėl viešų konkursų Pasvalio rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovo pareigoms eiti nuostatų pakeitimo. Savivaldybės administracijos direktorius kviečiamas į tribūną. Kurios siūloma šių metų gegužės 29 dienos sprendimą T129 14 punkte pakeisti žodžius įstaigos gydymo taryba į žodžius Lietuvos gydytojų sąjungos Pasvalio filialo. Ir šį punktą išdėstyti taip. Komisija sudaroma iš 5 narių, savivaldybės mero ir jo įgaliotas asmens, savivaldybės tarybos socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto atstovo, administracijos juridinio ir personalo skyriaus vedėjo, savivaldybės gydytojo, įstaigos, kurios vadovo vietoje užimti organizuojamas konkursas, profesinės sąjungos atstovo, jie yra, kitu atveju Lietuvos gydytojų sąjungos Pasvalio filialo atstovo. Siūlau sprendimo projektui pritarti.
Vienas tik tai patikslinimas, ne administracijos juridinio ir personalo skyriaus vedėjo, o savivaldybės administracijos toliau pagal tekstą. Gerbim kolegos, gal norėtumėte paklausti? Nematau norinčių klausti. Gerai, dėkui Jums. Gal norėtumėte pasisakyti šio klausimo? Tik tai pastebėsiu vieną dalyką, kad šis sprendimas mūsų įsigalios tada, kai apie jį bus paskelbta rajono laikraštyje Darbas. O tai įvyks arba šeštadienį, arba antradienį. Gerbiami kolegos, tada siūlysiu balsuoti. Svarstomas klausimas dėl viešų konkurso Pasvalio rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovams pareigoms eiti nuostatų pakeitimo. Prašau balsuoti. Akimirka jau atsirado. Penkiolikai balsavus už, vienam prieš, vienam balsavime nedalyvaus, nes, kiek matau, likus tik tai Egidijaus Lungio kortelė. Sprendimas priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas dėl komisijos sudarimo. Dėl viešojo konkurso viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės vadovų vyriausiojo gydytojo pareigoms eiti komisijos sudarimo. Gerbiami kolegos, komitete buvo aptarta komiteto atstovo pavardė. Pono Antanui Sudavičiui žodis. Aptarta komitetas buvo beveik pilna sąstatė. Mes vienbalsiai skiriame gerbiamą Gediminą Andriušiūną, mūsų komiteto atstovai į minėtą komisiją. Dėkui Jums. Ir toliau 1.1 punkte tada užrašoma Gintautas Gegužinskas, komisijos pirmininkas, savivaldybės meras, jau būsiu aš neįgaliotas savo asmo. Toliau 1.5 punktas Regina Mitrienė. Ir reikia mums susitarti dėl vieno dalyko, iki kada turėtų būti suorganizuotas konkursas. Gerbiami kolegos, norėčiau jūsų paprašyti, kad gal nustatome Liepos 18 dieną, tai būtų ketvirtadienis. Kodėl taip prašau? Nes formaliai nuo Liepos 1 iki 21 atostogose yra Povilas Balčiūnas, nuo 22 ten pagal grafikus mano eilė taip būtų. Aišku, aš galiu tai pakeisti, čia nėra didelės problemos. Konkursą mes turime organizuoti iki rugpjūčio 12. Bet kam tiems kandidatams kankintis? Suneša pareiškimus iki 13. Na, tarkim, jeigu terminas persikelia, tai bus pirmadienis, tai bus 15. Ir tada 18 dieną konkursas. Ar neprieštarautumėte? Gerai, dėkui Jums. Gerbiami kolegos, ar norėtumėte kas nors pasakyti šio klausimu? Galime balsuoti? Gerbiami kolegos, svarstomas klausimas dėl viešo konkurso viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės vadovo vyriausiojo gydytojo pareigoms eiti komisijos sudarimo. Galite, jūs atstovaujate tautą. Sprendimo. Prašau balsuoti, kas už šį sprendimą. Penkiolikai balsavus už, vienam susilaikius, sprendimas priimtas. Ir paskutinis darbotvarkės klausimas dėl pritarimo sutarčiai. Pristato Paulius Petkevičius. Kadangi Paulius Petkevičius nėra, jūs labai norite. Gerai, Rimantas Užuotas. Gerbiami tarybos nariai, pristatau sprendimo projektą dėl pritarimo sutarčiai. Ir siūlau pritarti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos ir Lietuvos agrarinių ir miško centro filialų Joniškėlio bandymo stoties kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos, valstybinės įmonės Lietuvos paminklai sutarčiai, numatančiai Joniškėlio dvaro sodybos rūmų vadinamų naujaisiais Pasvalio rajono savivaldybės Joniškėlio mieste tvarkybos, restauravimo darbų ir kapitalinio remonto projektų parengimą. Antras punktas įgalios savivaldybės administracijos direktoriui Rimantą Užuotą pasirašyti sutartį. Siūlau pritarti. Gerbiami kolegos, gal norėtumėte paklausti? Prašom, ponas Alfonsas Pulkas. Tai čia tik tai bus projekto parengimui, o kiek tas pats projektas? Kokia vertė? Teisingai pasakė, čia bus tik projekto parengimui, tačiau šitas projektas atidarys kelią
kultūros paveldo departamentui dalyvauti europinius projektus ir pritraukti lėšas dėl pilnos rekonstrukcijos. Ir šitas projektas parodys, kiek faktiškai reikės pinigų šitam reikalui. Jeigu reikės prisidėti prie europinio projekto, bus teikiamas sprendimo projektas tarybos ir turėsim apsispręsti. Taryba turės apsispręsti tada. Taip, gerbiamas kolega, iš tikrųjų sutinku, kad daug, bet pažiūrėjus į Viktorą Stanislovaitį ir žinant jo meilę Joniškėliui, man nekiltų ranka nebalsuoti. Ne, negerai. Gerbiami kolegos, gal dar turėtumėte klausimų? Ačiū Jums. Gal norėtumėte pasakyti svarstomų klausimų? Gerai, gerbiami kolegos, tada siūlysiu balsuoti. Svarstomas klausimas dėl pritarimo sutarčiai. Prašau balsuoti. Viktoro Stanislovaičio ir Antano Strigūno pastangomis vienbalsiai pritarėme šiai sutarčiai ir linkime sėkmės Joniškėlio dvarui. Galėsime pasidalinti. Gerai. Gerbiami kolegos, tuo tarybos posėdžio darbą ir baigsime. Ačiū Jums už aktyvų.